Kauniečiai jau gali ruoštis naujo paslaugų kainų didėjimo šokui. Mat bendrovė Kauno Energija rengiasi didinti kolektorių, tai yra tunelių nuomos mokestį, ne tik vandenį ar elektrą gyventojams tiekiančioms įmonėms, bet ir telefono bei televizijos paslaugas parduodančioms bendrovėms. Jei savo žinion iš Kauno kelių bendrovės dar šį birželį nekilnojamo turto kolektorius perėmusi savivaldybės įmonė Kauno Energija, jau šį rudenį kels jos nuomojančioms bendrovėms mokestį, kuris didės net 50%, verslo struktūros bus priverstos branginti savo parduodamas paslaugas. Tad neabejotinai kauniečiams brangs elektra, vanduo, telefono, kabelinės televizijos ir interneto paslaugos. Be abejo, jeigu jisai keisis ir didės tas mokestis, tai mes privalėsim, peržiūrėdami savo paslaugos tarifą, traukti tas išlaidas į tarifą, tai reiškia kažkiek didės ir tarifas už mūsų paslaugas. Šitas sprendimas irgi diskutuotinas, aš tad ir kalbu su tokiu sarkazmu, kad mes nežinom. Jeigu žinotume, galėtume gal patarti, gal kažką tai padiskutuoti ir būtų kiti sprendimai. Dabar garantuotai tai bus plėšiama nuo gyventojų. Per metus tik viena bendrovė už savoms komunikacijoms reikalingų tunelių nuomą sumoka 500 000 litų. Tad kolektorių nuomos mokestį padidinus 50%, metinės išlaidos bendrovė padidėtų dar 250 000 litų. Šiuo metu su Kauno Energija dėl tunelių nuomos sutartis turėtų pasirašyti 11 mieste veikiančių ir paslaugas gyventojams teikiančių įmonių. Jeigu tie mokesčių sistema nepasikeis, mes tų mokesčių nekelsim. Bet kadangi tai, jeigu uždės ar papildomus įpareigojimus iš savivaldybės pusės ar kažkokius, tai tada mes pakelsim mokesčius. Bet jeigu nebus, tai labai susiję su turto mokesčiu. Kauno Energijos vadovas tikina, kad tunelių, kuriuose saugomos bendrovių komunikacijos nuomos mokesčio 50% nedidintų, jei miesto taryba atleistų nuo nekilnojamo turto mokesčio. Tačiau Kauno valdžia sako, kad tuneliams kaip nekilnojamam turtui mokestis privalomas įstatymų. Čia priklausys turbūt nuo visų protingų sprendimų. Aš įsivaizduoju, kad Energija gali imtis to, kad, sakykime, didinti būtent mokestį už kolektorius naudojimąsi ir tas, aišku, atsilieptų toms stambesnėm įmonėm, kaip Teo, Kauno vandenims. Tai čia yra galbūt patys didžiausi paslaugų teikėjai per šios kolektorius. Tai aišku, kad tarybai teks irgi sunkus klausimo sprendimas, kaip dabar yra su turto mokesčiu. Ar sunkmečių kauniečiams politikai išdrįs didinti mokesčių naštą, įvesdami nekilnojamo turto mokestį Kauno Energijai, kurį pagal tai didins ir nuomos kainą 11 bendrovių, bus svarstoma jau rudenį. Tuo tarpu dabar paslaugos gyventojams teikiančios įmonės gavusios naują sutarties projektą, jo pasirašyti neskuba ir planuoja dėrybas su Kauno Energija.